Šiandien pas mus ant stalo Gamma Plus Cyborg trimeriukas. Jau seniai šį trimeriuką visiems rekomenduoju, todėl nusprendžiau šiandien padaryti apžvalgą. Tai kaip visada aptarsime 3 dalykus: komplektaciją, techninės specifikacijas ir mano asmeninę nuomonę. Taigi, ar ši mašinėlė gali sutrumpinti jūsų kirpimo laiką? Pažiūrim, kas slepiasi dėžutės viduje. Mašinėlė, krovimo stovas, krovimo laidas, USB-C krovimo laidas, atsuktuvėlis, atsarginiai varžteliai, šepetėlis ir aliejus peiliukams sutepti. Techninės specifikacijos. Variklis turi 7500 apsisukimų per minutę. Peiliukai 40 mm X Pro. Mašinėlės peiliukai yra ypač patogus prieiti, nes aplinkui nėra korpuso. Veikia 180 minučių, kas yra 3 valandos, o kraunasi 120 minučių. Taip pat turi LED indikatorių, kuris rodo pasikrovimo lygį. Mašinėlę galima krauti taip pat USB-C laidu, kas yra patogu, jeigu keliaujam ir norim likt barberiais ne tik namie, bet ir užsienį. Mašinėlės triukšmo lygis. Ši mašinėlė yra itin tyli, galima prilyginti ją netgi JRL-ui. Ar ši mašinėlė yra patogi? Taip, ji yra labai patogi. Ji yra sunki, tačiau tas sunkumas jai sumažina vibracijas. Taip pat sumažina triukšmo lygį. Metalinis korpusas duoda ilgaamžiškumą. Šią mašinėlę aš naudoju jau metus laiko, tačiau korpusas visiškai nenusitrynė ir mašinėlė atrodo lyg ką tik iš salono. Šios mašinėlės peiliukai turi gan buką briauną, todėl labai gerai slysta per odą ir nekimba į plauko folikulą. Nei viena kita mašinėlė taip gerai nenuima masės kaip ši mašinėlė. Per plaukus įeina kaip per sviestą. Ši mašinėlė yra pati universaliausia, su ja galima daryti tiek dizainus, tiek linijas ant barzdos, tiek skusti kaklą, su ja atliksite kiekvieną darbą profesionaliai. Šią mašinėlę rekomenduočiau visiems barberiams ir kirpėjams, nes kas ją įsigijo, nebuvo nei vieno blogo atsiliepimo. Ar jos kokybė atitinka jos kainą? 100%. Ačiū, kad žiūrėjote apžvalgą. Jeigu turit klausimų, rašykit komentaruose ir pasimatysime kitoje apžvalgoje. Iki.